Pilnai. Oi, fu, ble, nulaižyk atgal. Šaunuoliukas. Dabar 10 minučių taip. Susipsau nugarą. O kas prašiausias yra? Laskovas, kodėl? Mes šiuo metu esame laidoje Komisija. Aš esu jos vedėjas Markus Žukauskas. Sveiki atvykę į K2 Comedy klubą. Kaip laikomės? Šiandieną laidoje, kaip ir visada, turime 5 nuostabius dalyvius. Ir šį kartą turime 5 netokias nuostabes, bet tikriausiai įdomias misijas. Seniau būdavo 6, paaiškinsiu, kas pasikeitė. Ir šiandieną mes varžysimės vėl dėl prizo. Šį kartą turime tikrą normalų prizą. Turime laidos rėmėją. Pirmą kartą per komisijos istoriją turime laidos rėmėją. Kažkas sugebėjo sutikti mus remti. Šiandienos prizas yra Džimpliuso metinė narystė. Čia šiaip yra gyvenimą keičiantis prizas. Jo. Mes ką su Jasaičiu kalbėjom, kad tu nenešioji treningų, dėl to, nes kaip simoni treningus atrodo... Prastai atrodo, jo. Jo, tai čia gali būti tavo šansas pakeisti savo fizinę formą. Aš esu jau turėjęs šiaip ne vieną metinę narystę, į kurią nenuėjau, tai norėčiau dar vieną pasimti. Džimpliusas jaučiu tada būtų apšė patenkintas, kur jiems jau apsimokėtų. Jiems spotas laisvas jo ir aš depresijai, viskas tvarkoja. Nugalėtų, kaip ir visada, rinksite jūs, šiek tiek ir mes, mix combo tiesiog, kartais balsuosit jūs, kartais mes turėsime taškų sistemą. Užduotis vykdė visi atskirai, niekas nežino, kaip sekėsi kitiem dalyviam vykdyti užduotis. Aš taip pat šių užduočių nemačiau, dėl to viską žiūrėsime kartu ir patirsime kartu. O mes padarėme vieną labai didelę klaidą, Arensas nepalindo po stalų, dabar staigiai lendi ir... Ne. Ir dabar pasirinkiama šio renginio ramstį, šio renginio širdį. Tai yra Arensas Milaševskis. Labą vakarą. Jau, labas Markai, labas komisija. Na ir tikiuosi, tiek pat plojimų susilauks ir mūsų dalyviai. Taip, reikėtų pristatyti visus čia atvykusius. Tai pirmas dalykas, ką ir norėjau pasakyti, turime... Gal ir blogą, gal ir gerą žinią, gal gerą dalyviam, blogą žiūrovam, nebėra misijos, kur reikėtų apsirengti. Dėl to, nes... Dėl to šiandien visi būsim nogi. Gerai, tai šiandieną turime būtent tave čia. Ir tu esi UAB Pusk Nachui direktorius Evaldas Jasaitis. Pasiteikime jį. Taip pat turime vieną žymiausių aplinkosaugos aktyvistų. Šis žmogus aktyviai gamtoje ir mūsų aplinkoje naikina celofaną. Ir tai yra Vičeslavas. Anksčiau jisai pūtė marokietišką tabaką. Dabar jisai pučia trimitą ir tai yra Mindaugas Laskovas. Šis labai talentingas ir fainas žmogus seniau vaidino Keistuolių teatre, dėl to jam čia pritapti bus labai lengva. Ir tai yra Džiugas Širvys. Lietuvoje yra 2 vis dar labai aktyvūs klausimai. Tai ko nori mergaitė ir kada į vedėjo kėdę grįž Lenkas, tai negrįž, bet pastoviai bus šitoje laidoje. Tomas Šrikevič. This guy. O dabar publika, aš noriu paklausti jūsų, ar esate pasiruošę pirmai misijai? Na kągi, o pirmoji misijai mūsų dalyviai meistravo įdomiausius video. Nufilmuok geriausią 1 minutės Do it yourself. DIY Video. Tavo laikas prasideda dabar. Ok. Na ir prieš pradedant žiūrėti dalyvių pasirodymus, kaip jie atliko tuos DIY video, pažiūrėkime, kokių jų iš tikrųjų būna. Dubajaus modelį. Galvojau pradės heroiną rūkyti per tą šaukštą. Blet, kaip nepavydžias vyrui. Čia dėl ko neinu pas urologą.
Jie parodė, kad tikrai veikia, kad mažėja. Jinai turėjo gerti sosis žvyną. Per sasyską vyną geriau. Jo, kam Čia gal yra atsakymas prieš popierinius šiaudelius, neištirpsta. Čia. Ir pavalgai kažkiek. Ir atrodo taip pat kvailai, kaip sauga žmogus su šiaudeliu. Lygiai tas pats. Gerai, nu tai žiūrim tą misiją. Na, o pirmasis... O gali Mindaugai duoti vieną tašką už tai, kad ištarė vienintelis DUI. Jūs nuspręskit. Aš tai primčiau. Priimtum? Nu, bet neduosim, sorry. Žiūrim misiją. Na, o pirmasis DIY video sukūrė Džiugas. Palaimai, Džiugai. Čia kaip pliusas alų pilą įsivaizduoju. Jo, dėl to Heinekenas kainuoja 1 eurą. Nes tiek Heinekeno gauna. Per kempinę, nu ko aš tą Heinekeną gerai. Bet šiaip, man asmeniškai buvo toks flashbackas, aš kaip pamačiau talpą tokią stiklinės formos ir kaip žmogus karpo kempinę, aš atsiminiau paauglystę savo, aš karpydavau. Biškai kitaip, jo, esu matęs, ką kitą gamina iš kempinės ir butelio, jo. Jo. O ką dirbtinė vagina? Dirbtinė vagina. Taip, taip. O Džiugai, kas čia per Ne, idėją buvo? man asmeniškai geriau iš tikrųjų. Aš dar dabar pasidarau kartais vakarais. Bet dirbtinė vagina, o tam įdomiausia, kad dar pats pasidaryti gali. Taip, pasidarai vaginą. Nesąmonė, jo. Būna. Sorry, publika, mes su Marko norėjome dirbtinių vaginų pakonektinti. Galim biškai. Įsivaizduoju, tas bišas, kuris sukūrė dirbtinę vaginą, sukūrė ir dirbtinį intelektą. Wow. Liet, tu kur filosofas mūsų geras. Jo, negali žinoti, kažkas tikrina, kas sukūrė dirbtinį intelektą. Bišas gal, kuris sukūrė dirbtinę vaginą. Džiugai, kas čia buvo per idėją? Čia filtravau alų. Kaip? Įpūtas? Jo, nu, aš galvojau, kad prasifiltruos šiaip iš tikrųjų. Tai aš gaminau bokalą iš plastikinio buteliuko ir gavosi plastikinis buteliukas bokalas. Ir po to dariau filtrą, su kuriuo prafiltravau tamsų alų iš šviesų ir labai putotą. Nice. Irgi mėgėjęs skirstyti, ne? Šviesų tamsų. Jeigu būtų tavo Iš alaus Michaelą Jacksoną padaryti. Jeigu būtų tavo valia, išfiltruotum visus tiesiog iš šviesius, jeigu būtų galima. Klausė, ar jisai balsuotų už Kasčiūną. Aš bandau jam įdėti į urną šitos žodžius. Bet balsavau už Sinicą. Ai, nu tai logiška, jo. Filtravimas visiškai logiška tada. Ir alus per kempinę logiška. Aš manau, balsuočiau dabar Sinicą vien dėl to, nes man lietuvių primena, man kažkokia... Jeigu Vytautas Sinica padarytų miau, balsuočiau būtinai iš už jį. Jam realiai, kad laimėt gerą poziciją Seime, jam tai reikėtų baltą lietuvę bairį vieną įdėti. Tipo. Vieną maisto ragavimo epizodą padaryti. Jo, viskas, ta prasme, visi, manau, užmėsime tą vieną balsą, negaila būtų. Tai šiaip labai neblogai viską sugalvojai, tai būtų užtekę ties bokalų sustot, jau čia nereikėjo filtro daryti, aš taip spėju. Neribok žmogaus kūrybingumo, blemba. Gal filtruoja talų. Nu gerai, atsiprašau. Važiuojam toliau? Na, mes pažiūrėkime, ką sumeistravo mums Laskovas. Taip įsistatai ir pjauni linkiau šokolado. Eik tu, na, dreba rankos kažkodėl. Fuck. Nes marokietišką tabako dar nerūkęs. Eik tu, na, kaip dreba. Pala. Tu durnas kaip dreba rankos. Eik tu, na. Eik tu, na.
kodėl tu su tokia nesveikelio jėga spaudai į klijų šautuvą? Nes jis neveikia kitaip. Reikėjo palaukti, kol įkais. Ok, aš nežinau, kad reikia. Nieks nepaaiškina. Jisai uostė, matai, prieš tai Jo, aš- Viačeslavai tą klijų. Kitais dalykais susijęs. Klijus naudodo viškinę pagal paskirtį seniau. Pirmą kartą naudojo pagal paskirtį gyvenime. Klijuot, ta prasme. Tai dabar tiesiog 3 sakinys apibūdink savo išradimą. Šiaip čia labiau yra meninė instaliacija, nei išradimas, aš taip gal įvardinčiau, nes, pavyzdžiui, kaip tu galvoji, kokią rolę atliko Arensas, kaip tu galvoji, kas buvo Arensas? Banditas, vagis. Juodaodis. Tas pats per tą patį. Tai čia tęsiant filtravimo temą. Seksualių filtruojam iš Šiaip labai, tamsių jo. išviesius, ne? Nu, okei. Tik leisk lėktuvį, duok laisvo laiko užsimt, kom nori, pradeda. Pradeda tokį mažą būtinį rasizmą kurti. Galvojau, šiek tiek pajokausiu ir viskas, pajokavau. Tai tas žmogus su pėtkelė ant galvos buvo... Juodaodis, jo, Lebronas Džeimsas. Aš galvoju, čia banko apiplėšį. Ne, aš tiesiog ėjau gatve ir... Juodaodis, jis tikriausiai mane puls. Ir jam prieš puolant aš jį sušaudžiau. Kaip dabar apsisuko stalai. Prieš puolant nuėjai pasigaminti šautuvą. Kartonų ir klijų. Grįžai, ačiū Dievui, vis dar sėdi ten juodaodis. Ir tada dėl savigino sušaudį. Taip. O juododis tiesiog norėjo gyrį nori pakvėpuoti žmogus ant soliuko atsisėdęs. Per pėtkelį ramiai. Alaus per kempinį išger, per pėtkelį Pakvėpuoti. Ir tada dirbtinė pizda išpisti. Markai, Ne, aš grįšiu namo, aš pasidarysiu vieną šiandien dėl senų laikų. Dėl senų laikų. Gerai, Mindaugo išradimas buvo labiau tave meninė instaliacija, o dabar galim pažiūrėti, kaip sekėsi kitam mūsų dalyviui. Ir dabar Viačeslavo eilė. O, čia bus šiaip geras. žmogus Tu tai moki viską gaminti. rankas turi, jo. Turi savo dirbtuvės. Viačeslavas Daug pagamino vilčių tave juodaodį. dedu. Kurva! O yra dar vienas šaukštas. Jokutį, norit parodyti su šito, žiūrėk. Vaikystį išmokau, man mama sakė, niekam nerodyk. Žiūrėk, žiūrėk. Nori pamėginti? wow. Kaip ir sakiau, pirmas normalus, naudingas panaudojimas išradimas. Tai sveikinam, tikrai nuostabus išradimas. Bet tas triukas su degtuku, Iš filmo išmokau. a ne? Taip, Kalvų karalius yra labai geras filmas toksai. Aš dabar kaip jau vėl esu laisvas vyras, tai Kurvų dabar karalius. per pasimatymus šitą rodysiu merginom. Jo, bet ten fainiausiai veikia ta triuko dalis, bet čia plojo ir negirdėjo, kur sako, imk, pabandyk ir duodi tą patį. Nu, ir labai faina žmogaus reakcija žiūrėti. O gal kažkaip galima su degtuku padaryti, kad tipo, persidedi į nosį ir uždegi degtuką ir, žodžiu, gerai, aš Įmanoma? Aš bandau, Nu, kažkiek įmanoma. Bandau freestylinti, aš padarysiu savo versiją. Taip. Bet tikrai šaunuolis. Ačiū labai. O ką šiaip, pavyzdžiui, pats esi įspūdingiausiai pasigaminęs savo dirbtuvėse? Aš žinau, kad turi dirbtuvės namuose, žinau, kad tikrai darai daug savo rankom dalykų. Aha. Kas tavo yra didžiausias toksai pasididžiavimas, kai esi padaręs? Kažkoks tavo geras. projektas gyvenimo, kažkoks... O, yra, jisai Lietuvos rekordą pelnė ir ten nedaug Okay, būtų nu. ir pasaulio pelnė. Tai čia, pavyzdžiui, nežinau, ar žmonės prisimena, čia rimti dalykai, realiai buvo 2019 m. Baltijos kelio minėjimas 23 rugpjūčio. Sulipdžiau visiems dalyviam rankas. Ne, ir ten buvo padaryta radio... Ne, to mažai ne. Buvo padaryta radio instaliacija, 2145 radijos ir dalis jų veikia. Ir per FM mašinos reguliatorių tą tokį, nu, kur būna mašinose, iš telefono leidė muziką per FM. Jo. Per savo radiją. Tai mes darėm taip, kad iš savo telefono per tą FM reguliatorių, per tas kelius šimtus veikiančių radijų leidė muziką. Nu, ir tai buvo tokia Baltijos kelio instaliacija labai faina. Tokia ne vienkartinė, tokių 4 dienų proginė.
Bet čia toks inžinerinis sprendimas, išradimas šiaip. Tave pasveikino buvo labai įdomu. Nieks Ne, nepasveikino bet po iš mano, vyriausybės. tenai buvo visa Lietuvos, Landsbergis, Dalia Grybauskaitė, Valdas Adamkus, visi prezidentai sėdi po tą, instaliaciją ir taip, ten 4 dienas ten visa Lietuva kalbėjo apie ją. Bet, kažkada pamačiau, kad prie to FM reguliatoriaus 20 metrų spindulių, kiek radijų pastatai, tiek jos groja tą patį. Ir tai yra labai įdomus toksai dalykas. Ir biški radiaciją skleidžia. Ne, ten neskleidžia. Garsas žiauriai tūpas. Tai pas mane gal yra dar likę keli šimtai tų radijų, kad per jie galim padaryti sceną ir gyva grupė groja instrumentais ir per tuos 100 radijo imtuvų skamba garsas. Ten dar niekur nesumatė šito bairio ir ateičiau. Džiuga idėja. Jo, jau galvoju. Taip. Aš vienas prieš kelias minutės pradėjau galvoti, kad geriau jau C4 padarytų tai laboratorijai negu tą radiją. Aš pradėjau galvoti, kad mano didžiausias išradimas gyvenime yra tiesiog majonezas su kečiupu sumaišyti. Kad skaniai gaunasi, tu prasme. Bičias padarė 100, cool, pablogė Viačeslavui, Tai kad čia nėra kas. Dabartiniai mūsų kartai nagingi žmonės yra jau darosi atnybė, ypač Vilniaus socialinio burbulo žmonėm. Geras. Bet kas turi savo dirbtuvės ir kažką kuria savo rankom ir kažką sugalvoja inžinierinių įdomaus, tai čia man vis laik yra labai Tai man ten buvo savo pačiam iššūkis iškeltas, kad tik tai, kas yra ant stalo, neimti jokių dalykų, kurių reikia karpyti, toks zero waste biški. Ir konkrečiai ten buvo tik tai šakutės ir peiliukas ir šaukštas panaudotas. Su kuo mažiau išsisukti dalykų norisi Man padaryti. patinka, Slavka, kad tu sakai, čia nėra kas, kai ką tik matei, kaip žmogus nežino, kaip klijų aparatų naudoti. O čiuva su šaukštų instaliacija padarė, kai prezidentas sėdėjo po jo. Ne, tai ten toksai vienas toks, kur labiausiai fainiausia prisiminti ir buvo atvažiavęs Lietuvos rekordų registravimas, surašė ir, priėmė kaip Lietuvos rekordą. Jaučiu gavai gerą premiją, kai 12 eurų Lietuvoje. Visiškai ne, ten gertuvę gal pusę davė vasaros reikėjo rinktas, tai yra labai fainai, kad iš visos Lietuvos rinkom radijas, galėjo žmonės nunešti į paštą ir jeigu paduoda į paštą, vadinasi, veža man į angarą ir labai apvalėm Lietuvą, nes tas atlieka žmonės nežino, kur mest ir didžioji dalis neveikia, 80%. Ir Ruskąją radiją nustojo klausyti. Pasivadino kitaip dabar Ruskąją radiją. Kaip vadinasi? Rodnoja radija, kažkaip... Maladės radija. Kitoj rankoje. Tiesiog maladės radijas. Taip, tai Mes nei rusai. Groja visą laiką toks džinglas. Gyvenkime taikiai, radija. Nice. Šiaip norėčiau daugiau pakalbėti apie šitos tavo dalykus. Jeigu ką, ten Slavka žino, ar pasikeitė Ruskąją radiją kitą, kol kas Nadvyliai nepasikeitė, tai šitą žinau. Jo, ir pažiūrim su Šizuchos video, ką Tomašas mums paruošė. Tomašas jau setapina, pabiškai setapina, to pažiūrim, ką šitas mums filosofas paruošė. Round 1. Fight. O davai, karočiai, užfilmuojam per naują, kad aš sukursiu laiko mašiną ir vėl tapsiu komisijos vedėju. Pėsda tavanas, tu net neįsivaizduoji. Crazy shit. Jeigu dar prirūkęs būčiau, apšiai išprotėčiau. Žinai ką? Čia jam tipo šia butelis su juodu diržu. Čia butelių butelis, Va. Всё, einam nahu kariaut. Pizda tavarius. Aš jau pats savęs bijau. Fight. Finish him. Fatality. Kodėl? Grįžom prie pirmos komisijos, kur Jo, visi ne, arenda tiesiog. Jau norėjau, senai kažkas arensą per galą darė. Jau buvau pasilgęs to vaizdo. 2 kartus per pirmą misiją dabar.
Šiaip smart su virve. Jo, tai aš- Grįžtantis ginklas, kaip Tai aš tą ir norėjau. Tu šauni ir grįžta, prisitrauki. Tai čia buvo visas pointas, kad jis atgal negalėtų mest man tą butelį, aš sugalvojau tokį genius dalyką. Slavka, tu savo tom radijom, tai va mokykis, va reikia butelį pririšti ir gali... Čia neslavkai, čia ukrainiečiam reiktų mokytis. Ukrainiečiam, jo. Vietoj dronus. Jo, mėto dronus ir atgal. Ir labai gerai, rusas negali butelio paimti ir mest atgal. Ir rusas negali paimti, nes ten su pagaliukais aštriais. Durė labai. Jo. Durė labai, nu neimsgi rusas, rusas protingas, nedarys taip. Tai dabar, pavyzdžiui, kai Anesas geria vandenį, visada byra pro jį. Nesuskilutėm, jeigu ką. Ai. Turim dar kas vykdė misiją. Jo, tai pažiūrėkime. Tai pažiūrėkime, ką sumeistravo mūsų tobulas tėvas, tai Evaldas Jasaitis. Ai, norėjau save parodyti. Žinok, 99%, kad aš šiandien vakarą darysiu dirbtinę pizdą ir kibirą šausiu. Ta prasme, pasilgau seno gero kibirą, Jėzau, nes širdis dainuoja pamatyti. Bet pavyzdžiui, ant visko, jeigu tokią muziką uždėti, nu nieks nebaisu pasidaro. Ne? Viską legalizuot galėtum, prostituciją galėtum legalizuoti. Ne, aš norėčiau pažiūrėti, kaip atrodė Amerikos operacija, kur Maduro pogrobė su šitą dainelę. Nusvaitas ir nusileidžia, pagauna žmogus automatais. Sunaiko timflį. Bet, žodžiu, šiaip įspūdingas. Bet tu pradžiai darai bankę, po to supratai, kad į bongą darai. Nu, tipo... Nesigavo, jo, čia do it yourself video. Jeigu do it yourself nepavyksta, tada do it yourself. Ir po to, jeigu you didn't do it yourself. Bet tai, nu, bet tik galima rūkyti ir per bankį rūkyti. Nu, dėva per buteliuką. Galima. Perlenkiau uždėti foliją, pradėginų cigaretės kilo. Baig markelį reklamuoti čia. Atsiprašau, lem sukilo, šūlės laikai. Aš tai jau turiu savo favoritą misijos. Nežinau, kaip jūs, Arensai, čia žmonės balsuos, ar tu skirs taškus? Balsuoja, tai traukiam savo telefonus, skanuojam QR kodą ir prabalsuojam, kas geriausia padarė DUI, DUI. Matot, nėra sunku, nėra lengva. DUI nėra Amerikai vairavimas girtas, vadinasi DUI. DUI tai jo. Driving under influence. DII ilgoji tarėsi kitaip, negu DII. DIY. Oi, sorry, per garsiai. Tau jau Mindaugas švilpt nesenai išmoko. Nelikai yra tiesiog, aš noriu prasišvilpt. Aš išmokau švilpt prieš 2 dienas. Nu, parodyk. Kaip? Kaip? Prieš 2 dienas išmokau. O kaip, blėt, išmokai niekada? F-ką išmokė. Mes Išmokau, ja. O tu gali man išmokti, sen čia mano svajonė ir aš nemeluoju, aš labai daug metų noriu išmokti švilpti. Kietas bahūras vyras turi mokėti gerai švilpti. Nu, čia tiesiog, turiu... Nieko nėra labiau žeminančio, kai prie tave stovi didelis vyras ir tiesiog vietoj to, kad pasitų tau pasitraukti, jisai tiesiog tokį... Nu, čia žiauri cool yra. Išeikit, kas pažiūrėkit prie durų, gal ten visi Vilniaus šunys jau sudėjo. Kaziuko mūgė, blėt. Čia nusipirkai šitą už 8, čia pirkai kaziuko mūgį. 8 eurai, žinau šitą bairį čia. O bet palauk, kokiu dar mokė? Na, šiaip, nu. Nu, moku pirštus burnon susikišti ir švilpt. O kumštį į burną mokė? Ne, nebėra kur oro. O ant slojiko atsisės mokė? Blemba, aš ne tą kartą, bet mokėdavau Čiubaką, žinote, žvaigždžių. Blėt, jau kai pradės skaičiu, išsigandau biškai. Ne, o... Jo, žinau. Nežinot šitą? Pala, parodyk, tu dar turi į kompletą dantų skilsą, dantų. Žiūrėk, Slavkais. Esi matęs, kaip dantim groja kažkas.
Blet, taip pat pirmas talentų šitas laimėtojas. Jo, 10 000 litų. Mikutis kažkoks ten. Mikutis. Nu. Išmokau ir šitą. Parodyk. Tai gal konkuruojam? Eik. Pala. Arensas moka. Arensas parodo dabar. Blet, pala. Viskas, Arensai, jau pralaimėjai, žinok. Čia žiauriai būtų gera Pasigarsink dantis, O taip realiai dantis kūrė melodiją, ar tu burnoj? Iš garsų, čia kaip skrabalai. Tai, o žinai, ką tu čia niunevai, kokia daina? Nu. Ne, pavadinimą tai ne. Aš manau, kad čia užgyvenuoje draugystėje, manos jis alaus į pismo renginį. Mindaugas jau už pusę valandos per moduliatorius visiems mašiną. Paskutinėje vietoje ir 2 taškus gauna, tai Mindaugas Lauskovas ir Džiugas Širvys. O, čia taip pasidalino šį kartą. Taip, pasidalino paskutinėje vietą. Trečioje... Bent ne vienas dugnės sėdi. Su kažkuo kartu. Trečioje vietoje ir 3 taškus gauna Tomas Rinkevič. Pirmoji vieta ir 5 taškai Evaldas Jasaitis. Nu, mano naudingiausias išradimas, nesakykit. Žiūrėk, kas grįžo, misijos. Labas. Labukas, kas bus sportuosim, aprangos nepasiėmiau, žinok. Visa informacija misijos kortelė. Aplankyk kuo daugiau Gym Plus sporto klubų per 30 minučių. Tavo laikas prasideda dabar. Gerai, čia reikia skubėti, žinok. Tu turi tą Audi dar savo. Teisės turi? Gerai, varom, tu vairuosi. Gerai, šokam pirmiausiai Savanorių prospektą, čia šalia esama, žinau, ten yra vienas. Kiek Gym Plus su Vilniuje yra, žinai, Arins? Ne. 15. Dar 3 Gym Plus, jau galėsiu fitimyti kažką su Gym Plus daryti. Nu, viskas, buvo vidui, varom toliau. Bet Gedimino prospekte bus kamščiai, žinok, važiuojam į Žemaitę. Žemaitės čia dar arčiau yra. To Gym Plusus Arenso aš visų žinau, žinok. Kas kur eina, kas kur lanko, pavyzdžiui, Virkis Takėnas. Žinai, kurį lanko? Kurį? Žemaitės. Vienam rajone 2 pliusai, tai gali nuspręsti, kur nori varyti. Pavyzdžiui, vieną dieną į Žemaitę, kitą dieną į Heliosą, vieną dieną į Žemaitę, kitą dieną į Heliosą. Belekas. Antras taškas. Ką žinau, užskaitome, kad buvo viduje Arensai, ar neužskaitom? Jo. Užskaitom, aš viduje. Gerai. Varom Arensai, aš tau Europą parodysiu. Nori apkeliauti Europą su manim? Galim. Ne, aš nelabai noriu, bet šitą apkeliausiu. Kiek čia liko 15 minučių kažkur dar, ne? Jau trečią tai būsim aplankę, tai per pusę valandos, manau, 5 turėčiau spėti kažkur čia. Man kiekvieno kampų pridaryta, čia tų Gym Plusų, čia tik spėk sportuoti. Čia tų Gym Plusų, žinok, prisidarė yra jie kosmiškai. 39 Gym Plusų visoje Lietuvoje, 11 miestų, pagalvok pats. Ir atidarymai, ne šiaip atidarymai, kad ateina kaip šutuose, tavo atrakina salė, eikit sportuokit. Tai čia būna normaliai, pasikeičia žvaigždžių, kickboksiorų, boksiorų, visokių high-rocksininkų, triatloninių, ten visko, žodžiu, kas tik gerai sportuoja, kas yra žinomas, fainas, sportiškas žmogus, tai visą gali nueiti, susitikti, pakalbėti. Lekiam? Na, aš pasėdėsiu mašiną. Tinginys, davai. Trečias taškas. Šiame Gym Plus'e yra įspūdinga recovery zona. Čia yra Red Wave'as, raudonos šviesos terapija. 2 skirtingos lovos. Viena yra hidromasažas, kita yra thermo lounge, šilumos ir šalčių terapija. Hidromasažas, vandens masažo lova. Roll shaperis, čia vadžiakit masažuojos, taip galima taip va dar. Yra Hyroxo zona. Žiauri Hyroxo zona čia. Demiko rojus. Demiko šlapės sapnas. Alio. Arensai, žiūrėk, aš nebenoriu iš tos misijos daryti, aš čia pasilieku, tu niekam nesakyk, bet aš pilates užsiregistravau. Čia reformerį yra, aš labai noriu pabandyti. Po to recovery pasidarysiu čia visus masažiukus, taip toliau ir varysiu namo, žinok, nes man čia labai patinka, aš nenoriu niekur kitur važiuoti daugiau. Gerai? Važiuok namo. Arensai, žiūrėk, skambink tam Lemką, tegul veda į tą laidą. Aš lieku čia, man čia labai patinka, einu sportuoti. Pirma misija buvo tikrai įdomi ir smagi, tikiuosi, kad antroji nenusileis pirmai. Tai Arensai pasako, ką mes čia žiūrėsim ir tada einam žiūrėti. Tai dalyviai toliau gamina, tačiau dabar gamina kokteilius. O pirmieji buvo Džiugas ir Večeslavas. O po šito tada padeda Arensas lentelę, atsistoja savo vietą ir aš ateinu. Tai, irgi tiek tos magijos. Jeigu norit viską pamatyti, tai labas Arensai. Padaryk patys skaniausią kokteilį. Produktų negalėsi matyti, ragauti ir užuosti. Į kokteilį turi įeiti bent 4 produktai. Eiti? Į kokteilį kažkas turi eiti? Turi 5 minutės. Ok, čia yra kažkas apie... O, kas čia yra? Arensai, kas čia yra? Kalbėsi? Nežinau, kas čia. Ar tu gali kalbėti? Aš galiu kalbėti. Paragauk. Saldu? Saldu ar... Ne. Šičia. Laižom. Ei. Saldu? Saldu. Šitą šūdą? Oi, išpyliau? Ne, o čia yra.
Čia vaisai. Airensas parodė su pirštu. Blia, man neįsivaizduoju. Nieko nebuvo čia čiųjų, ar ne? Yra va čia va, rankai dabar duodu į ranką. Obuolys. Nu, nes vidurys išgriauštas, čiųjų obuolys, jo? Aha. Tai. Vienas yra jau. Čia kažkokie žėlė, jo? Kažkas tokio. Majonezas čiųjų koks bus. Laižom. Fū, nesi. Saldu? Ne. Imk. Ką man daryti? Išmesk lauk. Buvo štroka. Ką? O, eik. O, pagavau. Aš nežiūrėdamas pagavau. Ragavom. Saldu? Šerė. Gerai, šitas. Šitą irgi. Jo. Sudėsiu. O tai ingredientai kokie? Vaisiai, daržovės ir kažkokie... Dar gali būti. Jo. Paragauk šitą. Kas čia? Saldu? Nuskanu. Bet ar saldu, ar sūru? Saldu? Saldu gal. Ar česnakas? Nežinau, kas čia. Nu, ragauk tada. Ar saldu? Ne. Po kairę. Po kairę. Ai, tu. Na, numetį. O, irgi obuolys, jo? Jo, obuolį dar. Dar vieną obuolį. Jo. Jau 4 yra. Dar nori žiūrėti ar ne? Nu, kadangi 2 kartus obuoliai, o na kardžių riešutai. Jo? Nori dėti ar ne? Ne, blėt. Česnakas. Forma ta pati, jo? Čia išvis šuns vemalai, blėt. Pagal tekstūrą atrodo kaip vaisius kažkoks, vos ne mango gal. Bet gali ir bulvė virta būti. Nu gerai, bandom. Šitą irgi. Viskas? Ok, tai mes turime produktus. Saldu, saldu. Klausyk, tas, kur tu sakiau, laikyti rankoje ir laikai rankoje. Jo. Gerai. Ta, kur laikai irgi įdėk, mums reikia extra spice, bet jo, ne visą sudėk, tokį iš šlakelį, sudėjai visą, ne? Sudėjai visą. Ai, tu savo, nu tai... Beveik. Tai čia nutelos yra, tikriausiai kokios, ne? Majonezas, obuolys. Geras? Labai. Bulvė galėjo būti? Gal. Jo? Gal. Ach, jūs sukos. Tai jūs pagal apipjaustytos bulvės, obuolio. Tai viskas, o dėl trečio nežinau, 4. Bananas ir kečių. Ai, bliam, aš gaunu obuolio nusidažė. Visai legit. Visai nice. Kvepia tai gerai. What the hell? Mes atrinkome pačius tinkamiausius produktus saldžiam desertiniam kokteiliukui. Tai yra... Kas tai buvo? Kas yra čia? Čia yra šokoladas, nutella, bananas ir specialus ingredientas, kuris leis jums pajausti Arenso saldumą. Bulvė, tipo. Arenso saldus kaip bulvė. Ne, jogurtukas aš. Iš to kaip pirštukus. Pirmą kartą girdžiu, kad žmogus taigi fleksas sakytų, ne? Aš tai toks, žinai. Aš tai tikiu, mačiau kaip pirštus laižiai, tai tikrai jogurtukas. Aš toksai variškiukas. Kodėl tu jogurtukas? Nes jogurtą laikiau džiugui. Irgi negerai skambė. Gerai. Man patiko, kaip tu saldžiai ragavai dalykus nuo mano pirštų. Na, jis jogurtukas, jis moka. Specialistas ant šito yra. Specialistas. Žiūrėk, Galima dabar tą tokį interpą prieš tai, kai prasidės antra misija, įspėt, kad būtų daugiau vaizduotės ir įdomiau, tegul užsimerkia dalyviai ir klausosi, kaip jie šneka. Džiugas su Arensu, kur tu nulaižiai mano jogurtą, jis sako, nu ne, baigtų. Paragauk šitą. Nu, jie kažkokį keistą santykį turi tikrai tarpusavį, bet šiaip man patinka, kad Džiugas visuose video, kiek matėm, jisai, kai įsijungia kameros, jis Keistuolių teatrą vėl vaidino. Jo. Jis vėl tokį ištraukė. Aš pasilgau Keistuolių teatro, išėjau iš tenai, bet pasilgau, bračiu. Sveikas sugrįžęs. Dabar esi ant senų su tokiais Keistuoliais, kad jie tai mažino. Baisu būti čia. Ne, smagu būti čia. Smagu, ar smagu būti čia, Hebrytė? Ar smagu? Smagu, matai. Nice. Bet labai smagu buvo, kad Džiugas sako viskas, ko reikia geram saldžiam kokteiliui. Gerai, Bulvytė. Maistinga irgi. Tu pasakyk vieną dalyką, ką renkiesi gerti kokteilį Džiugo ar Džiugo pirštus laižyti? Gal kokteilį, ingredientus mačiau, tai jeigu tikrai tas kokteilis, tai visai paragausiu. Bet tai kur tai Džiugo pirštai buvo ant gitaros blogiausiu atveju, ta prasme, nieko jis Nu, bet ten dar ir irgi izoliuoti, taigi pirštinė ta yra, tai ten nieko tokio šlikštaus. Kas tau buvo šlikščiau, Arensai?
Pirštai ir Aš manau, galėtume pažiūrėti, kas buvo šlikščiau. Ne? Bus Jo. šlikščiau. Arent sakė, man, kad čia buvo skaniausias kokteilis iš visų. Pažiūrėkime, kokius kokteilius toliau padarė mums Evaldas ir Tomašas. Nu viskas, aš neįgalus pilnai. Oi, bliat. Aplažyk šitą pirštą. Pilnai. Oi, bliat. Nulažyk atgal, gražyk atgal. Iki krūplio. Tu supranti, kad tu neprivalai visko imti burną, Tas ne organas. Ai, čia oboliukas. Čiūjų. Aha, lūšta kaip obolys. Čia kokie kaparėliai bus, iki karintų. Aha, čia konsistencija kaip grėtinės lyg ir. Bliat, bet dabar kažkoks šūdas ant šito, va. Taip, imk šitą. Dėt šitą. Jo, bet pirmą, bliat, aplaišyt ar neaplaišyt? Eik, nu, maivai. Fa, bliat, tu kurva. Čia kažkas baisiai šlikštaus. Kažkieno jaučiu inkus akmenis. Nu gerai, eina. Eina ir šitas. Kokia įdomi, čia kaip uogienė kokia. Tai čia toks vaisių kokteilis bus. O, fu, iš čia, bliat. Bliat, huinio kažkokio. Dėk šitą. Šitą dėt. Šitą dėk. Dėk šitą. Dėt. Dėk šitą. Kas čia? Taukai čia, kas čia? Na čia irgi vaisius. Ir šitą nelabai. Šitas tai per kietas, kur čia į kokteilį dėsi, kas čia yra, šūdas? Kas čia per huinio? Čia labai senas mandarinas toks. Praeito amžiaus gal jis toks jau senas, jis žino daug dalykų. Nu, dėk šitą. Dėt šitą. Dėk šitą. Bliat. 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 Nu čia labiau smooth tekstūra. Nu, žiūrėk, pina kolada galas. Argi nėra tai, kai jūs paimtumėt all inclusive Turkijai? Hey, good boy, barman boy, can you bring me some pina koladas? Labai sveikatingas, skanus, pieninis, braškinis kokteilis. Kad krienai dominuoja. Lyg ir aviečiai yra. Bet man ne viską gerti. Ne, bet kažkai daugiau. Opiumo panas, klausykit dabar jums. Karočiui, žinot, tie bičiai tose klubuose, tokie kaip vampyrai. O ką labiausiai nemėgsta vampyrai? Blet, česnakinės bombos, aš jums sakau, jeigu jūs norit, kad neprieitų niekas, nei motina mylinti, nei tėvas, vapščiai niekas. Va čia jūsų kokteilis. Arensai, nori gal paragauti? Kodėl tu spjaudai, bet gal... Tai neišpilsit, tik skanus gėrimas. Nežinau, kas kitaip žiūrovus galėtų įtikinti, kad net nenoriu išspjauti ant žemės šito gėrimo. Jam paragausim? Va, skaniai nubėga. Biški. Čia yra anti-spike kokteilis. Arba jūs tik jaučiat kažką, blėt, aš... Ačiū, Arensai, viskas. Gali pabaigti, šiaip gali damušti. Nu, šlikštu, labai šlikštu. Aš nuožiūrėjau, aš paskaitau sudėtis ir mane sutampa iš karto. Aha, jis nusisukęs į mane, negali Aš nežiūrėjau, nežinau kas, bet man dabar... Bet aš labai releidinu Tomašu, šiaip nieko nėra šlikščiau kaip per pirštinę, be jūs lėsi bet kokį tą skystą dalyką įkiš pirštus, nu niekad gero dalyko neįsivaizduoju. Nutelai, aš nejautau niekaip nutelos. Nežinau, aš jutau gėdą, blėt, visą laiką. Aš iki šiol jaučiu Arenso liežuvį ant šito piršto. Iki krumplio. Blet, realiai, tu vos ne visą kumštį apžioji, ne tik pirštą dabar Arensai, nereikėjo taip stipriai. Jis realiai dar, aš po to, blėt, česnakų savaitės mirdėjau. Aš negalėjau jokio dantų pastą, man nepadėjo po tų česnakų. Aš rimtai galvojau, kad ten senas mandarinas, blėt, tas žievelis kažkoks. Aš nenoriu pamatyti, Arensai, kaip tu gamini valgytis, jeigu tu tai pirštus apsilaižai kiekvieną kartą, tai čia darbas, didelis darbas. Blema, bet aš pasikartosiu, kiek žiūriu visų tų misijų su Arensu, man baigdulio sveikatos yra tiesiog aš... Tai aš sakau, jūs įsiriukai atlaiko. Aš imunitetą stiprinu, taip. Aš gyvensiu ilgai. O jūs nenorit jo apdrausti? Arensas yra kaip kūdikis, realiai, kuri viską per burną gyvenimą pažįsta. Jis per burną pasaulį supranta. Viską, distancinį burną, rankas į burną, viską į burną.
Šiaip kosmosas, ta prasme, Arensui tenka gerti 9 ryto čia atėjus, laižyti pirštus vyrų, ta prasme, šiaip tau per mažai. Nėra, kad jam reikėjo tiek laižyto piršto, čia nėra, kad privertė kažkas jį. Arensas laižė tiek, kiek buvo majonezų, norėjo, kad iškai nebeliktų majonezų, jis norėjo pilnai visą pirštą nulaižyti, jis neragavo, jisai bandė nuplauti. Jo laisvai buvo lyštel, bet jis nusprendė diptrautinti. Tai jis man, kai nulaižė tą pirštą, aš jam pradėjau šaukt, grąžink atgal tą, ką jis ten nulaižė. Lemba, grinai tavo siekimį išlaižė visą, tiesiog susirbė. Šiaip pasveikinkim, Tomašą laimėjo kabaretę pirmą vietą stand-upo turnyre. Galvau, sakysiu. Taip, atsiminiau dabar ką tik. Taip, kai apie sėkmę prakalbam, šaunuolis, sveikinu. Na ir liko paskutinis mūsų dalyvis, tai Mindaugas. Ką tu turėjai padaryti, kad likai paskutinis, Mindaugai? Gėrimą. Čia ne produktai. Ja. Taip. Čia viskas indelis. Taip. Aš prie plikos odos biškai pridėsiu savo. Kaip alijošis, blemba, jaučiasi. Avokadas. Vakar aš galvoju, ką avokadas. Obuolys turėtų būti. Iš sukandimo nesupratau. O, kažkas čia šito reikės. O jie to. Karočią, šitą būtina. Šitų reikės. O jau 4. Tai dar galiu? Jo, gali kaip nori. Šitų, obuolys. Ir reikės šitą ingredientą, kur dar ant pirštinį yra, žinau. To reikės paragauti. Nepataikiai. Viską pro šoną biškį. Riešutai. O, Filadelfija. Plastik. Blet, aš jau tą žybalą būčiau geriau gėręs. Dabar tenais filmuojamas yra podcastas Alkani ir ištroškę. Tai podcastas apie gėrimus. Aš turiu vieną geriausių gėrimų čia nais, todėl labai atsiprašysim ir bandysim sutrukdyti. Aš labai atsiprašau, kad trukdau jums, damos, truputėlį įsiveršiu į jūsų podcastą. Aš žinau, kad čia nais podcastas vis dėlto yra apie gėrimus. Neduok merginom šitą dalyką, maldauju. Gaminau gėrimą ir norėčiau duoti jums paragauti ir norėčiau, kad įvertintumėt. Ir aš gausiu už tai taškų, jeigu mes paragausim. Labai skanus gėrimas. Aš labai skanus gėrimas, kad jam buvo. Prašau, labai gurkšniuką gali? Goda ir gers. Jam rankos nedreba, žinau. Man nuo kitų dalykų. Būsiu atviras, skonis nekoks, bet poskonis visai įdomus. Ne, bet čia aš jaučiu, kad yra riešutų sviesto. Nu? Aš alergiška, žinai. Yra? Rimtai? Nes gali būti, kad mirtinas toks. Aš man jaučiu nebegaliu kvėpati. Gerai, renkamės man atkasi. Man ten stagerai, nežinau. Ne, viskas gerai, gal. Žmonėm patiko. Ble, žinok, klasai, aš nežinau, ką buvo bjauriau žiūrėti, ar šitą, ar Two Girls One Cup. Ta prasme, tas savo indas, kur tu darai kokteilį, atrodė kaip toj tualetas granatų festė sekmadienį ryte. Žinai, kur tu ateini ir tiesiog viskas apšikta ant lubų, ant sienų, ant ta prasme. Ir tu buvai nustebęs, kiek spalvų skirtingų. Aš mačiau, kad Arensas visus navigavo, išskyrus mane, tai iš kur man žinot, kad tenais reikia. Mes su tavim paskutinės misijas darėm. Aš tau sakiau, duok man, aš įdėsiu. Ne, tu pasiėmė, o taip. Nu, dabar nesipykim, bet šiaip man absurdas, ant kiek moteris tai net nesuragavo, jas tokios, šūdų krūvis. Kaip kombučia. Kaip kombučia. Bleba, kai nematai procesų ir nežinai, kas tu. Čia šokoladinė matė latė, kas čia visą. Šiaip žiauru, kad davėjai atsigert moterim iš to dalyko. Atsiprašau labai, Justina. Šitas žiauru, kad davė atsigert. Opime nėra, kad žiauriau duoda atsigert merginom, ne? Tai gal geriau tegul česnakus Mindaugas duoda slapta. Opime bent nupiso gerai. Ne, opimas užsidarė, kaip ir užsidarė pirmoji šio renginio dalis. Nice. Dėl to mes jungime slaido, jūs balsuojate, kas laimėjo šią misiją, einam į pertrauką, pasipildom taures, parūkom, pasisiojam, grįžtam čia už 15 minučių. Ačiū labai už pirmą dalį. Sveiki sugrįžę į antrą dalį. Tikiuosi, kad visi dar turite jėgų, tiek dalyviai, tiek žiūrovai, nes mūsų laukia dar 3 misijos. Bet prieš tai aptarsime žiūrovų balsus. Arensai, pasakok. Taigi, paskutinėje vietoje ir su žiūrovų balsais neskaniausių kokteilių lieka Slavka.
Let's go! Mes neplojam už pasnė vietą, mes neplojam, mes tik nuo 4. 4 vietoje ir 2 taškai Evaldas Jasaitis. Stengiausi. 3 vietoje 3 taškai Tomas Rinkevič. Ir pasirodo, geriausią kokteilį padarė Mindaugas Laskaus 5 taškai. Ką reiškia marketingas? Parodė ant kameros, kad geria kiti žmonės, jau skanu. Pala, mokėjau, dar mokėjau. Pelėda. Wow! Yeah! Atrodo, kažkas Fabijoniškėse ferverkus leidžia. Ačiū Jums labai, aš gurmanas esu. Nu, gerai, gurmanė, tu mano mielas. Būk ramiai dabar, nes mes laukiame 3-osios misijos. Ir Arensas papasakos, kokia jį bus. Tai 3 misijai dalyviai keliavo į Gym Plus salę, o pirmieji atliko broliai Slavai, tai Tomaš ir Večeslav. Nice. Ei, labą. Arensas nori numesti svorio. Tu turi 10 minučių Gym Plus salėje su Arensu. Laimės tas, per kurio treniruotę Arensas numes daugiausiai svorio. Tavo laikas prasideda dabar. Einam dabar pasisverti. Einam pasisvert? Gerai. Aha, einam dabar pasisverti, tada galėsim treniruotę pradėti. Galim pradėti? Aha, gerai. Karočią yra tokia užduotis, tu labai greit numesi svorio, tu turi dabar užeiti be maikės į moterų rūbinį. Tu žinai, kiek pareiškimų praeis tavęs ir kiek stresas iš tavęs iščiaupt svorio? Tai gerai, einam, man atrodo, prie gyrų. Darysim atsilenkimus, kojas atsiguluk, atsiloždamas, mesti mane kamuolį. Kilk ir mesti mane. Taip. Dabar gaudyk atsargiai. Aš galvoju, tu labai greitai numesi svorį, jeigu susipyzdinsi, pavyzdžiui, su tuo bišu. Kiek kartų tai padaryti? Nu, kuo daugiau. 30. Gerai? Šikna biškį išrie. Jo, lyg tai bandytum kuprinę be petnešu į mokyklą. Taip. Kiek jau buvo? Aš nežinau, neskaičiuoji. Reikės skaičiuoti. Pažiūrėk, į kairę į tas moteris. Žiūrėk, visą laiką daryk taip ir žiūrėk į tas moteris. Kodėl? Aš savo merginą turiu. Kyla endorfinas, dopaminas, emocijos ir jie skatina svorio mažinimą. Davai, Arensai, greičiau, biškiai į ritmą. Su viena ranka užsimeti čia. Stiprus lavka, blemba. Už to rankos. Gavosi? Aha. Jo? Dabar prikajus apatinę lūpą ir galvok apie tas panas. Kodėl apie jas sugalvoju? Karočią, žiūrėk pro čia į vieną iš tų moterų ir aplaižyk lūpą. Kodėl aš turiu taip daryti, kodėl aš turiu laižyti lūpas? Čia va įsirenk nugarą, prisisek. Kur? Vandens saugos diržas, tu ką nematai, čia mašina, to įvairas išlys ir važiuosi. Ir dabar, karočią, žiūrėk į tą vyrą ir prikask apatinę lūpą. Prikask apatinę lūpą, nu čia greičiau svoris taip krenta. Žiūrėk, aš tas škūdas. Aš visą laiką prikandęs apatinę lūpas. Davai. Pavargošiu. Ne, nu tai čia ir esmė. Dabar, karočią, griebk vairą ir tai pavažiuoji. 2 minutės, tai dar važiuot. Davai. Opa, davai. Tai gesink parkuok, davai, gesink. Pala, ką ten padarai? Tu palikai ant lengvos pavaros, laisvos pavaros. Tai arba tu užtrauk rankinę, arba pavarą įmesk ir tada gesink. Gerai, gali atsisekti. Sunkiai buvo? Labai. Numetė Arensai. Ką tu nori tas? Tai čia vanduo išgaravo. Blet, tu priaugai? Aš susidau, reikėjo galvoti apie tos moteris ir vyrus ir prikasti apatinę lūpą. Žinai, kiek čia jau būtų 7-2. Kaip tu, Arensai, sugebi per dieną 2 kartus skirtingai sverti dar prieš sportuojant? Aš nežinau. Kilogramų skirtumus. Man rodos, kad Arensui daug labiau yra laižyti majonezą nuo vyro pirštų negu sporto salėje. Aš jau apšė prašiau, kad jis žiūrėtų į tas moteris ir va tai va darytų. Lūpomis ir šito jisai negali, reikia pirštą laižyti iki vyro. Šiaip jo keista, kad iš tikrųjų iš visų dalykų Arensas darė šiose laidose, čia atrodo, kad jis labiausiai kenčia. O jį 8 vyrai per užpakalį darė. Ataugat gal svorius, Arensai, ar ne? Gal biškį.
Čia jojo efektas. Dar bumerangas skaitis. Tai Tomašas vertė Arensą daryti mental gymnastics, ar ne? Taip. Jo, bet dėl to jis ir priaugo, nes galvoja apie pirštų laižymus visokiausiai. Bet atrodo, kad tu tiesiog žiauriai hornį atėjai į sporto salę. O nėra, kad visi žiauriai hornį sporto salį? Būdama žinau, kas aitį nėra. Priklauso nuo to, kas sporto salį sportuoja. Taip. Jeigu tą pratimą darai, kur reikia daryti. Ne, yra jo žiaurėsi pratimas, kur kiti daro, kur kažkaip pasijėma už galvos, ar nes tipo ciklų penkelių ir tipo... Nu, ta, kur taip... Labai keistai atrodo. Esu ir aš daręs, ir yra man daręs šitą pratimą. Oi, žmonai vairis įdomu, šios patiks, nepatiks, sužinosi. Nežiūrint šitų dalykų, žmonai. Pochuje, ne? Ja, tikrą darbą turi. Oi, nu čia irgi darbas. Sakė, jau, guoskim save. Taip. Gerai, nereikia savęs guosti, galime geriau žiūrėti ekraną ir žiūrėti, kaip sekėsi kitiem dalyviam. Pažiūrėkime, kaip sekėsi sekantiems visiems likusiems dalyviams. Realiai, nu tu čia nieko nenusportuosi, čia kad tai būtų lengva numest svorio per 10 minutų, čia taip visi į tą salę čia eitų. 8 km per valandą. Laikykis. Jeigu griūsi, tai sakyk. Čia mano mėgstamiausias pratimas yra. Apsižergiam, Arensai, darysim, sportuosim. Blemba, per lengva čia tau? Per lengva, ką tu darai laisvalaikį, Arensai? Aš manau, vedam tave pradžiai į pirtį. Kokias 8 minutės pirtį taip normaliai. Šaunuoliukas koks, oi geras. Oi, šaunuolis. Gerai, 12 km per valandą. Ir dabar 10 minučių taip. Liet kaip sutraukia nugarą. Eik, Tomašas. Susipisau nugarą. Spausdamas štangą susipisau nugarą. Šaunuolis Arensas. Oi, koks šaunuolis Arensas. 1, 2, 3, 4. Dešinė kairė. Kojų nebejaučiu. Treniruotė baigta, einam pasideginti. Ką man nusirengti? Nu, o tai kaip tu galvoji, deginsi su rūbais? Bet žinai, kad ir be triusikų reikės deginti. Kaip pirtelė, turėt nesušylęs. Pizda, tai toks pat temperatūros, koks buvai. Einam ant elliptikalų. 5, 6. Ar nori tualetą? Labai. 7. Labai tualetą norėjau. O prakaituoji? Na, jis gerai tinka. Kaip padidinti tau širdies ritmą nesveikai, kad tu apsivemtum? Nepamiršk nekvepuoti, nes tau reikės vemtui. Tikiuosi nesimasturbuoji? Pumpuoji, Arensai, pumpuoji, 200 vatų. Einam švertis. Pykina ar nepykina? Jo. Pykina? Jo. Einam svergis, kiek šiaip laikai save fit? Ne. 0,4, šiaip solidžiai visai. 85,3. Kiek čia numetei? Nežinau. Aš trumpam Gerai, patikėjau. dabar einam atsigerti vandens, mums reikia vandeniuko daug. Daug vandeniuko? Daug vandeniuko, jo. Palauk, tik čia. Mes galime pasisverti. Negalim. Mes turim dar atsigerti vandens, dar biškutį vandens ir dabar į tualetą tau draudžiama. Supratai? Noriu į tualetą. Negali. Ten žmogus daro kažką. Lipk. Nu gerai, 100,6. Ką mes turim? 94,9. Tu žvėris? Anis, tu žvėris? Ačiū to. Tu žvėris. Nėra už ką. Vienas dalykas prieš pasisveriant. Imk vieną, lipk ant svarstyklį dabar. 100,4. Taip, šitaip lengvai 5 kg jau numetėm. Einam pasisverti. 3. Kiek čia minus kokį 100 kg? Kiek čia man? Iš karto noriu pagirti ir pabrėžti, kad labai gerai pasielgė, nes komisijoje misijas tu gali apeidinėti, tu gali sugalvoti savo praušą, ką padarė dabar susverimusi, tai tiek dalyviam primenu, tiek žiūrovam, kad komisijoje galima ir pagalvoti su kitokiu apėjimu. Tai sveikinu vyrai, gerai sugalvoti. Kaip su mokesčiais. Oi, tikrai taip, tikrai taip. Tai nežinau, labai smagu matyti, kad Arensas realiai sportuoja, kažką daro, veikia. Tai labai esu laimingas dėl to. Ne, aš noriu grįžti prie fakto. Tu svėriais ir kur nesu svarmenim sudžiugo, ne? Svėriais pas kitus žmonės. Apie 9,4, 9,5 svėriai, jo? Kažkas to. Jo.
tu prieš tą sverimąsi žiauriai daug vandens prigėrį. Tai tu vienas ateitą dieną numetęs kažkiek jau svorio, tu dar prigėrį vandens pasisvėrė, ne? Ir tada, kai tu išmyžai tą vandenį tualete, tu svėrėjai jau be svarmenų ant svarstyklių ir svėrėjai tiek pat, kiek kitom dienom. Tu išmyžai vandens ir svėrėjai tiek pat. Ar jeigu šito neiškirpsit, žiūrovas YouTube sėdės ir toks, ką nahui? Aš visą laiką taip dabar sėdėjau, gal gerai. Automašų. Aš klausaus, galvoju gerai, ką man reiks po šito pasakyti dabar tiesiog. Ne, man keista, kur dingo visas vanduo. Tu neišmyžai nei kiek vandens, tu svėrėjai tiek pat. Aš nesuprantu. Čia antrą kartą toks žiūrovas, ką nahui? Ne, sportuokit ir jeigu norit sportuoti, rinkitės Gym Plus, akivaizdžiai. Apie tai ir kalbėjom rūkydami dabar, sakom, Evaldai kažką įpink ir įpinį. Profus. Sakė, tik nesakyk nieko blogo. Tai dabar mes turime šį kartą žmonių balsavimą, o skaičiuosime taškus, kadangi buvo svėrimai. Taip? Taip, buvo svėrimai ir paskutinėje vietoje, kurioje numečiau 0,5 kilogramo ir 1 tašką gauna Slavka. O Jėzau, Marija. Bet noriu pagirti Slavka, kiek ten ta gira svėrė? 30 kg kur tu? Ne, 8 gal. 8? Kodėl tokio dydžio? Nu, tai ten dydis tas pats svoriai skiriasi. Ai, okei. Nice. 4 vietoje ir beveik kilogramą numečiau su Tomašu, tai 2 taškai. Nes nekomitinai, nedavai bučiukų merginų. Būtų kilogramas tada lygiai. 3 vietoje ir 3 taškus gauna su 9,1 kg numetimu Evaldas Jasaitis. 51 kg numetęs su 4 taškus gauna Mindaugas Laskovas. Wow. Ir 53,6 Džiugas Širvys. Kreipkitės dėl asmeninių treniruočių. Tai va, šiaip ką norim padaryti, tai žinoma padėkoti Gym Plusui. Kaip ir matėte, salės įspūdingos, yra vandens nemokamo, yra pirtis, yra soliariumas. Belenkai bomžam patiktų. Kaip? Belenkai bomžam patiktų. Gali pasišildyti, pasideginti, atsigert. Jo, tai ką tik atsidarė dar nauji klubai, keli nauji taškai. Kas esate buvo Gym Plus'e, žinot, tikrai labai puikios sporto salės. Labai noriu padėkoti, kad įsileido mumis tokius durnelius neprofesionalus. O jeigu norite iš tikrųjų sportuoti, mesti svorį, pagerinti kūno formas bei sveikatą, Gym Plus'as labai laukia jūsų. Tai ačiū Gym Plus'ui ir judame toliau. Ačiū Gym Plus'ui. Ačiū Gym Plus'ui. Taigi, o 4 misijoje dalyviai bandė sugauti plėšiką, o pirmieji buvo tai Slavka ir Jasaitis. Sveiks, Arensai. Labas. Niekas rankos tau nespaudžia niekad. Kodėl tu kiekvieną kartą sveikinsi, mes jau matėmės. Aš jau 4 kartą einu prie kortelės, man sakai sveikas. Vakar Arensą apiplėšė. Turi nupiešti kuo tikslesnį plėšiko fotorobotą. Arensas gali sakyti tik taip arba ne, turi 5 minutės, tavo laikas prasideda dabar. Ai. Ar jisai azijietis? Ne. Tamsesnio gymio? Ne. Ar jisai yra imigrantas? Ne. Ar jisai yra lietuvis? Jo. Vyras? Taip. Tamsaus gymio? Ne. Siaurų akių? Taip. Veidas pailgas? Taip. Ar jo veidas ovalo formos yra? Jo. Kodėl tu sudvėjojai? Koks jo veidas? Trikampis, ble? Ne. Labiau kvadratinis? Jo. Fuck. Kokios spalvos akis? Mėlynas? Taip. Gerai, nuspalvinsiu su pieštuku, ble, ką tu tikėjai, kad aš... Akis kokios spalvos? Mėlynos? Taip. Aš, čia paprastas pieštukas, neįmanoma. Nosis didelė, ne? Taip. Didelė platė ir į ilgį labiau, kaip pas žydą. Taip, ne. Tai tiesiog į plotį didelį, ne? Taip. Tai jis tikrai ne juodas? Ne. Veidas sveikas ar tokio narkomano kaip pas mane? Taip, ne. Gerai. Man primena realų asmenį iš interneto, tas, kur tokias duoda paskaitas, kaip gyventi laimingai, fenotipologiją išmano. Ūsus turi? Taip. Didelius vešlius? Kaip furisto ar tokius amerikietiško, ar kaip pedofilo biški? Taip. Pedofilo? Blemba, čia gal Paulius Demiko? Turi smakrą? Ne. Neturi smakrą, tai nutrinta dar reikia, ką žinau. Viskas? Viskas, laikas baigėsi. Tu durnas gal? Antakiai nesuaugę tarpusavį? Ne. Tai vadinasi lietuvis. Nebalt vairuotojas, jo? Blemba, geras. Nu viskas, idealiai nupiešiau.
Tu nesučiupsi to vagie su tokiais apibūdinimais. Kas čia? Jei vardinsi tiksliai, koks tai žmogus, gausi papildomą tašką. Kaip atrodo, koks čia žmogus Arensai yra? Man arčiausiai Pauliaus Demiko, bet gal dėl to, kad plaukus taip tiksliai nupiešiu. Tai tas Tomas kažkoks, kur ten tas fenotipologas. Koks Tomas? Bliam, galiu pagūglėti? Gali, jo. Ne, Tomas Saparis. Tai tavo spėjimas yra Tomas šiandien. Nu, gali būti, jo. Gerai. Ačiū tau. Ačiū. Ir tai Emilis Jokūbas. Sužinosi laidoje dabar. Laidoje tik tai sužinosi. Sorry, Emili, ta prasme, neatsileisi, ne dabar tikrai? Ne. Gerai. Operatorių gali dar atsukti. Aš noriu, kad nufilmuotumėt, kad mes po užduočių nėra, kad namo išeinam. Mes dažniausiai einam čia iki kažkur, tada nusuka kamerą ir tada atsistojam ir sakom, gerai, o kokia kita užduotis yra. Nėra, kad mes išeinam kažkur. Ir kai ateinam, pavyzdžiui, lygiai taip pat, čia kažkur pradedu ir turiu toks bazarinus, pavyzdžiui, su prodiuseriais, su writeriais ir tada toks, gerai, filmuojam. O, laba diena, atėjau į patalpą, sveikas Arensai. Nu, jas daug Hollywoodas net leidžia, žinok. Viską žmonėms gadinai visą magiją projektą. Tiesiog. Dabar jau žinok, kaip veikia show business, didysis show business Lietuvoje. Paaiškinai, kad yra productionas. Ja. Šiaip Čia po kairę turime, ką turėjo piešti, ir čia po dešinę yra, ką spėja, ką nupiešė. Malhingiausia, kad kas yra Tomas Sapalis, tai tik tu ir žinai. Kaip tu nusprendai, kad būtent jisai bus, tai nežinau, bet man dar kas labiau patiko su Slavka, kad jisai tiesiog iškart per rasizmą prasėjo pačioj pradžiai. Ar azijėdis, ar juododis, ar suaugę antakiai, nėra nei vieno, gerai važiuojam. Išfiltravo. Žinok, lygiai tą patį jaučiu daro Lietuvos policija. Duodu ranką nukirs. Čia maros pirmi 3 klausimai yra. Ja. Ar matęs tamsoj? Okei, ne. Nebuvo, kad tiesiog striukė nubėgo. Išsišiepus striukė. Ja. Dar norit pažiūrėti, ar varam toliau, ką dar? Tai gerai, tai sekantis fotorobotą piešia Džiugas. Vyras ar moteris buvo? Vyras? Taip. Vyras, didelis. Ar jis buvo stambus, storas? Ne. Ne. Buvo kūdas, lieknas? Ne. Vidutinio sudėjimo? Nosis didelė? Ne. Maža? Ne. Vidutiniška? Taip. Akis didelės? Ne. Mažos? Jo. Ok. Ar jis yra azijietis? Ne. Ar jis yra europietis? Jo. Ilgi plaukai? Ne. Trumpi plaukai? Ne. Vidutiniški plaukai? Ne. Neturi plaukų? Taip. O, jis neturi plaukų. Ar jo tautybė Lenkas? Taip. Ok, jo tautybė Lenkas. Ar jis turi barzdą? Taip. Ar tas Lenkas kartais užsiema komediją? Taip. Ok. Ar jam patinka bebrai? Savo kalboje vartoja bebrų. Okay. Tai tave apiplėšė Tomašas? Taip. Ei! Tomas. Ar panašu? Man atrodo panašu į jį šiek tiek. Ok, antra dalis. Jei įvardinsi tiksliai, koks tai žmogus, gausi papildomą tašką. Tomas Šrinkėvič. Aš vetuoju šitą dalyką. Ačiū. Wow. Čia nesąmonė. Čia yra absurdas, tu negali. Bet čia Tomašas, jeigu sutinki, gali ir Vilnių. Jo, čia realiai. Su tokiais dantėm. Jo, čia Tomašas būna maždaug nuo penktadienio 9 vakaro iki sekmadienio 8 vakaro. Pala, esmė, tu negali sakyti plikas ir lenkas, va taip vien šalia kito. Čia nėra sinonimai, jūs galite žodinę patikrinti. Čia toks geras rėžis, jo, šiaip pasisekė. 2 taiklus šūviai. Wow. Nu, man patiko, kur paprasčiausias mažas akis, kur tu galvoji azijietis. Aha, ne, mažas akis tai turbūt azijietis. Pas Lenką gal. Plikas, lenkas. Aš dabar negaliu, blėt, būt vagis. Kažkas pasakys, kad jie apiplėšė plikas, pas mane atvažiuos, blėt. Šiaip kiek esu matęs fotorobotų, tai visi beveik į tavį ir panašus būna. Šiaip joms tai būna, bet tokie be plaukų. Jo, tokie be bruožų. Nuvažiuojam dabar namo Rusijai, turiu 3 vaikus svetimus, galėsim patikrinti. Iš Arenso pavogį. Kaip Bora. Wow, čia man yra vienas highlightų tokių komisijos didžiausiai. Šiaip, jo, Džiugai įsidarbink, blemba, policijai. Nereikės per Facebooką ieškoti. Ne, pala, nesidarbink, aš nenoriu, kad pas mane važiuotų mentai, blė. Nu, čia labai rimta buvo. Kaip čia Arensai bus? Žmonės balsuoja, skaičiuojam taškus. Čia žmonės balsuos už geriausią fotorobotą ir Džiugas dar gaus vieną papildomą tašką. Tai čia 6 taškai Džiugui, nu. Jo. Ir dabar dar pažiūrime, kaip sekėsi Laskovui ir Tomašui. Vagiai, beje. Ar žmogus buvo juodas? Ne. Ar buvo žmogus?
Taip. Ar moteris buvo vis dėlto? Ne. Pyksti ant to žmogaus? Taip. Labai pyksti ant to žmogaus? Ne. Case is closed. Ačiū labai, jeigu tave apiplėšia vaiduoklis. A? Tave apiplėšia vaiduoklis? Ne. Gerai. Ar buvo panašus į mane? Jo. Jo? Ar panašus to, kad ilgais plaukais? Ne. Ar panašus į mane akim? Taip. Žvairos? Ne. Nes tipo žvairo fanas. Jokauju. Nublema, pajakavau, atsiprašau. Pilnametis? Taip. Oi, tu 30 plius? Taip. Jis turi plaukų? Taip. Fu, blėt, ačiū Dievui, aš galvoju apie mane. Kol kas turim tiek. Kodėl tu brangus dreba tu visą laiką? Frankas dreba, tai tu. Mėlynas spalvos akis. Taip. O kaip aš nupiešiu mėlynas spalvos akis, jeigu pas mane vienas spalvos tušinukas? A? Parašysiu akyje mėlyną. Pirma, ėjo su tašku, mėlyna. Turbūt jau. Ne mėlyna juk. Palauk, kažkaip čia kažkas. Karočiais, va taip, nupisau, tai aš kažką ir va taip šipsojus? Ne. 1, 2, 3? Ai, tu man parodys, kaip atrodė vagis? Jei įvardinsi tiksliai, koks tai žmogus, gausi papildomą tašką. Aš va iš šito turiu suprasti, kas tave apiplėšia? Taip. Gerai, čia gali būti vienas iš šios komisijos narių. Blia. Tada aš sakysiu, kad čia yra Nausėda. Jeigu galėjo apiplėšti visą šalį, tai man atrodo ir Tapydis, jis tavęs nupis. Čia yra Nausėda. Galutinis variantas. Čia yra galutinis ir vienintelis variantas. Čia yra Nausėda. Čia yra Nausėda. Gerai, ačiū tau. Ačiū. Tu vagis. Aš? Tu vagis. Spėju, kad tu vagis. Čia mane nupaišė? Jo. Čia tavo paskutinis variantas? Jo. Gerai, ačiū tau. Jeigu būtų toks Gitanas Nausėda, aš jį mėgčiau labiau. Įsivaizduojat, prezidentas visą laiką. Šypsena, akiuką primerkęs. Gliamba, šiaip, jeigu taip žiūrėtum grinai tik į akis, nos ir lūpas, tai panašus Nausėdas su Šiaip Tomašas beveik išpranašavo, nes Nausėda beveik akį išsimušo, pjaudamas tvorą savo hagą. Tikrai panašus Slavkas Nausėdas. Ne, jis taip šypsosi, jis kartu su manim galerijai dabar. Gliamba, įdomu, ką Nausėda dabar po savo traumas jaučiu, sėdi namuose, varšas, piršto nevaldo vieno. Negali fokų rodyti. Su bulgarkė nusirėžęs. Negali fokų rodyti varšelį. Lemba džiugai šiaip pekinį visai ten apačioj. Sakyčiau, visai nešiojas ginklą didelį pagal Mindaugą. Ir petėties raktikulį. Čia vis tiek buvo jokinga. Pastebėjot, kaip Tomašas Stiegis kažkokį tokį kitą praušą randa į tas misijas dalykus. Palaukit, bet man keista. Jokinga buvo, kad parašyti akių spalvą. Nu, jokinga. O kaip supras kitaip, kokių spalvų? Nu, va būtent, nieks taip aš nesugalvoju. Bet man klausimas, aš Arinsų klausiu, ar čia vienas iš šios laidos dalyvių? Jau buvo palaika ir aš nieko nebegalėjau komentuoti jau. O įrodyk dabar. Duok dabar tašką man. Nepasiduok, Arins, neduok taško, aš jeigu ką apginsiu tave. Nu, tave vėl apiplėš Nausėda, pamatysi. Tomašai, ne, geriau nepulk Arinsą, labai lengvai apibūdinamas esi. Surastai tave mygo. Atsiprašau, Arins, nenorėjau. Tai ką, atėjo laikas balsuoti ir žiūrėti, kas laimėjo šią misiją. Aš galiu paklausti tokio techninio klausimo. Kodėl jūs visiems parašėt vardus ir man pavardę? Aš turiu vardą irgi. Ne, mano pasaulyje neturi. Šiaip ant kiek čia yra klaidinga žiūrėti, nes šalia piešinys Evaldo parašyta. Aš Evaldas po dešinę. Slavkos parašyta pačioj Slavka, po Slavka parašyta Tomašas. Žiūrėjau, ir man atrodo, aneurizma trūko kažkur. Žiūrime rezultatus. Kas laimėjo šią misiją? Oi, misiją laimėjo, tai Džiugas Širvis. 6 taškai, prašau. Slavkas su Laskovo dalinasi 2 taškus, nes jie lygo paskutinėje vietoje. 3 taškus gauna Evaldas Jasaitis ir 4 taškai Tomas Šrinkevič. Bravo. Bravo. Na, kad ir koksai būtų smagus nuoširdžiai šitas renginys, mes keliaujame link paskutinės misijos ir link pabaigos. Tai Arinsai, nušviesk mums situaciją, kas mūsų laukia. Tai paskutiniai misijoje dalyviai susidūrė su komentatoriais, o pirmasis buvo GV, tai Jasaitis ir Viačeslavas. Labą dieną. Labą. Sveiki. Pasėdam gal tiesiog. Gal misiją padarom? Padarom misiją, palauk, biški, aš akytės pailsinu. What's up, man toliau netęsim, sako, negalima šitą žodžią sakyti. Kas ne? Tai reiškia, galima? Tai gal padarom misiją. Ok.
tu gavai blogą komentarą. Paskambink šiam žmogui ir priversk jį ištrinti šį komentarą. Greičiausiai atlikęs užduotį laimės. Nerijus? Jo. Galit paskaityti, ką parašė. Bet tu tikrai peršalęs, neva aфиgenas menininkas, gėda į tave žiūrėti, o klausyti iš vis šlikštu. Aš tai šiaip esu labai draugiškas su komentarais. Komentarų tai čia žiaurių visokių pas mane yra šiaip apgailėtina, gal to alio nesikeiktų arba gausi į žopą. Ričardas, pasigydyk. Jo, ir tada Danguolė. Dar Danguolė. Aha. Ir Danguolė. Graudu klausytis kažkokio pamišėlio ir ko čia žavėtis, susirūpinimą kelia toks neadekvatus. Gal Danguolė bando? Danguolė pabando. Davai, moterim retai skambinu. Pradžiai gal, žinai, paskambinama Alvydas Kazlauskas. Ale kaip juokinga. Sveiki, ar su Alvydu kalbu? Čia yra, matot, radau komentarą pas save, Facebook'e buvau kažkada įkėlęs tokį jokutį visai, bet jūs parašėt prieš 2 metus lygiai komentarą, kad ale kaip juokinga su daug taškių, tai aš norėjau pasiklausti jūsų realios nuomonės, ar jums pasirodė nejuokingas tas klipukas mano? Klausau. Labą dieną, ar čia Danguolė? Taip. Jūs skambina toks Viačeslavas Mickevičius iš kanalo Slavka Channel, kur jūs visai neseniai pakomentavot labai negražiai. Ką aš pakomentavau labai negražiai? Kad jūs parašėt graudu klausytis kažkokio pamišėlio ir ko čia žavėti. Susirūpinimą kelia toks neadekvatus Slavka. Čia... Nu, nežinau, tai o ką aš matyt, pažiūrėjus reportažą, turbūt taip susidariau tokią nuomonę. Nu, matot, pas mane komentaruose tik geri komentarai gali būti, o čia toks blogas reikėtų ištrinti. Gal galėtumėt? Nu, tai ištrinkit jūs savo, esat administratorius ir išsitrinkit, jeigu jums užblokuokit mane visai, aš tada nekomentuosiu jūs. Vis tiek, žinot, tie neigiami komentarai, jūs vis tiek fainas žmogus, žinau, ir Palemonės seniūnijoje dirbat, kažkaip norėčiau draugauti, vis tiek aš toks draugiškas, čia gal internete atrodo, kad aš naglas, bet gal jūs galėtumėte tą komentarą radęs, jeigu aš jums atsiųščiau, ištrint, kad nu vis tiek kažkaip man ir... Nu, prisiųskit, pažiūrėsiu. Tai gal ir bus nuėjęs pyktis, jeigu ir buvo koks. Šiaip aš nelabai piktas. Nu, girdžiu iš balso. Gerai, ačiū Alvydai, atsiųsim. Geros dienos jums. Nu, nenoriu blokuoti, tokia nuostabi dama, taip gražiai išvaizdžiai atrodo, to taip negražiai parašė. Koks ten video buvo? Ten buvo susitikimas su Žemaitaičiu. Tai jūs palaikot jį šiaip, įdomu man. Turiu savo nuomonę, o kodėl turėčiau ją dabar kaip nors kam nors komentuoti? Nu, man šiaip tiesiog įdomu, nu, kodėl taip... Kai kuriais klausimais taip. Kuriais, pavyzdžiui? Įvairiais. Žinokit, tikrai neturiu laiko leistis į politiką dabar. Gražios jums dienos. Jums irgi. Ate. Parašėm žinutę, parašiau, kad atrodo fainas žmogus, nusinčiau videoką, tai lauksim ar ištrins tą komentarą, jeigu ne. Tai sorry, Alvydai, tada būsi prisibazarinas, kaip važiuosim į Palemonę ar Palmonę, kaip ten Pelmenę, kaip ten vadinasi ta tavo seniūnija nedidelė ir tada gyvai aiškinsimės, laukit antros dalies, jeigu ką. Ir visiems komentatoriams, šiaip kas sugalvojat pakomentuoti, žinokit, mes randam jūsų numerius, randam, kur jūs dirbat, kur jūs gyvenat. Mes atvažiuosim pas visus ir ne žodžiais keisim dalykus, o veiksmais. Apsikabinsim, papučiuosim, mes parodysim, kad mes faini žmonės, nereikia čia pykti dabar. Bet Slavka, tavo moteris įrodė, kad čia būna ir adekvačių rinkėjų pas Žemaitaitį. Bet jinai labai adekvačiai sukalbėjo. Bet jūs pastebėjot? Žiūrėt taip į gyvenimą. Paprastai ir aiškiai žiūrėti. Pastebėjot, kaip pas Danguolę... Parašiau, nepatinka pasitrink, kame problema. Pas Danguolę tokia tradicinė moteris gyvena, kur sako, tai ištrinkit. Tai užblokuokit. Tai atvažiuokit, nužudykit mane. Salomėja Nėris, nu ten pas ją irgi eilėse kažkas panašaus buvo. Bet labai su bazardu. Danguolė gal gali ištirti jo komentarą. Bet tai ateik apšyk, na, man. Ateik padaryk, ką nori. Nužudyk mane, mano vaikus. Po to nupirk man šunį, kad aš jį pamilčiau ir jį nužudyk. Nušauk šunį man. Gerai, Slavka, tęsiam. Šiaip, ką norėjau pasakyti, kad tau čia buvo eilinė diena darbė. Ne? Nu, čia tavo hobis yra, tavo dalykas, skambinės. Kodėl tu su Slavka pradėjai kalbėti akcentu? Darbė. Kodėl tu galvoji, kad jis nesupranta normalių kirčių? O ne taip sakosi? Darbė. Darbė? Darbė. Tai aš įvairius kirčius suprantu. Aš Klaipėdas, mes sakom, ten kiek valandų, taip toliau numės, taip. Tarmė tokia. Kolka číslo pas jūs? Tai kiek valandų normaliai šiaip nėra, kad kiek valandų. Kiek valandų? Kiek valandų? Ai, valandų. Sorry, aš irgi iš Šiaurės Lietuvos, margi nepyk. O Vilnių kaip sako? Kiek... Артура Гудина. Jo. Не, tai čia... Раз поем по 9:15, правильно?
Alkoholį nepradauja. Wszystko iš ko. O, jie, tai, nu gerai, o kaip ten skambini, blemba, ar moterim labai vengiu skambinti? Kodėl? Nes suvarto, jis moka bazarį. Ne, nesuvarto, jinai kas suvartė, kad negali šiuo metu kalbėti darbas, o tu, kai, nu, adekvatus žmogus, tai nesuvarto, bet tau tiesiog paprastai pasakė, žiūrėk, tu su administruoju profiliu, tai ištrinta komentarą, kas tau yra. Žinai, ko čia man skambinėjai, ko tu man laiku užimi. Čia labai geras apraušas, nes tu šiaip skambini žmonėm, liepi ištrinti komentarą toliau, bet man buvo tie, kur... Bet būdavo, kur ištrina, nes, pasakau, jeigu parašė, tai mokėtumėt ir ištrinti, ir ištrina. Nu, tai čia irgi toks nėra, kad per prievartą ten turi tos dalykus, kad... Labai patinka man jų visą laiką ta savironija, kurie nemato, nes tu pato klausi, dėl ko už Žemaitaitį, jinai sako, kodėl čia turėčiau dabar viską komentuoti, o tai nahai komentuoji pas Lavką tada irgi. Taip. Tai, blėt, vieną dalyką gali komentuoti, kitą jau negali, blemba. Tai būna, kad jie neprisimena net ką rašė. Nu, ten, jeigu... Nes dažniausiai ten girti rašinėje atsisėdė savo tam kaime. Jo? Savo tam kaime. Bet savo kaimą turi, neblogai. Nu tai visi pliusą, nei minusą. O tai tau sakė, kad ištrins pas tave, jo, kiek ten? Jo. Eik tu savo. Dar taip skaniai nusižvengia. O eik tu, mes su juo po to suvaibinam. Matai, aš atidariau skambutį, kad žinau, kad dirbat seniūnijai čia Kauno rajono. Ai, biški tada jo, tada keičiasi žaidimo taisyklės, nes jeigu identifikuoja, kur jie gyvena arba dirba iškart, nu, jau per minutę. Šitas būtų nesuveikęs, būčiau pradėjęs reikti, aš tave nužudysiu! Bet nusijokė, tai nereikėjo grasinti. Skaniai nusijokė tavus. Jo. Aš nebūnu piktas, aš normalus žmogus. Gerai, tai ką, galim žiūrėti, kaip sekėsi Tomašui ir Džiugui. Nežinau, kas tu ir kodėl man tave pilomai rodo Instagramas, bet tu visiškas mėšlas. Gal turi dar kokį nors? Turiu. Rytis Buračas. Debilai. Runkeliams labai juokinga. Šitas mane domina toliau. Jekaitė Aušra. Šakės, kad pamatysiu širvį tokie idiotiškoje reklamoje nesitikėjau. Ok, vieną tą atgal, vieną kurunkelis. Aha, tai po vieno video, kur mes darėm su Žilva Šprotus, Maestro Arūnas. Tai ką, gerbėmieji komikai iš didžiosios. Maniau, ilgiau truks jūsų kūriamas turinys, iki kol pradėsite kopijuoti. Tai kur čia neigiamas komentaras, jisgi tiesą parašė. Nu, bet skambinam, paklausim, kodėl. Čia labiausiai neigiamas komentaras, kokį radom apie tą. Rimtai? Visi geri buvo, visi sakė, gražinkit Lenką. Rimtai? Ei! Origato gozaimas! Stengsis nenuvilti jūsų. Origato gozaimas. Sveiki, Ryti. Čia skambina Džiugas Širvys. Nežinau, gal žinote mane iš Instagramo Reelsų su Kristoforu Vaidučiu. Labas rytas, skanios kavytės. Iš tų gal žinote. Jo, nu, jūs parašėt komentarą po mano video, parašėt debilai, runkeliams labai juokinga. Prieš 1,5 metų. Jo, norėjau paprašyti, o gal jūs galėtumėte ištrinti tą komentarą? Aš dabar kitas žmogus esu. Ok, kitam skambinam. Klausau. Sveiki. Labadiena. Ar su Arūnu kalbu? Taip. Čia jums skambina, nežinau, ar pažinsit ar ne, bet Tomašas. O iš kur aš? Aš iš Vilniaus. Supratau, Tomašas iš Vilniaus, sveiki. Sveiki, ar su Aušra šneku? Taip, Sveiki, čia skambina Džiugas Širvys. Gal žinote tokį, čia yra iš Instagramo. mano telefoną dabar gavot. Iš Turgaus. Radau jūsų kontaktus per Turgų. Nes jūs nurodėt savo telefoną. Niekas netrina komentaro. Jūs vienintelis žmogus pasirodė, įsivaizduojat, jūs pirmas parašėt man kažkokią tai ir man ir Žilvinui komentarą neigiamą. Labas, ar su Luku šneku? Čia skambina Džiugas Širvys, gal žinote mane iš Instagramo, čia dariau kažkada muzikinius video ir radau jūsų komentarą, kad nežinau kas tu, kodėl, ir man aplimai rodo į Instagramas, bet tu visiškas mėšlas. Ir aš norėjau paprašyti, gal galėtumėte ištrinti komentarą. Kurioje vietoje? Jeigu Instagrame nueitumėte Džiugas Širvys... Kaip mes galim susitarti su jumis, kad jūs ištrintumėte šitą komentarą? Tai rimtai, jeigu ten kažkas trukdo, gerai. Manęs tai nežaidžia, aš turėjau tokį kaip užduotį, tarkim. Aš gavau užduotį, susilažinau su viena pana iš Bučkio ir galimai laimėsiu. Jeigu išsitrinsit komentarą, aš laimėsiu tą Bučkį. O jeigu ištrinsiu ir parašysiu gerą komentarą, tai gal tada gausit daugiau negu Bučkį. Wow, aš tai galvoju, čia jau gausis šeima ir 2 paskolos. Ačiū Jums, geros dienos, laikykitės. Vis geras žmogus. Ei. Nežinau, gal tikrai nepatiko, bet būtų labai miela, jeigu ištrintume komentarą. Gerai. Rimtai? Ačiū, Lukai. Dėkui labai. Iki.
Lemba, aš taip bijau Lukui rašyti, pirmam skambinti, bet jis iš tos buvo konkretus bičias ir reikia konkrečiai išnekėti. Aš neturiu dabar, pasirodo, mano statistika yra kokia? 0. Flawless. Ar gal jūs nerašykit, prašau? Wow. Karočią, Tomašas turi Lietuvoje vieną haterį ir tas čiūvas legenda yra tiesiog. Kokia tavo paslaptis, Tomašai, yra, žinok, Aš nežinau, aš niekam nežadu nieko blogo. Jis turi malonų vagies veidą. Aš vasarą chatoj gaudau musės ir jas paleidžiu. Čia faktas, rimtai, aš negaliu nužudyti musės, aš, blėt, ją paleidžiu. Nu jau biški per daug girsi, Adama. Ne, bet, žinai ką? Aš kas antrą dieną važiuoju į šuniukų prieglaudas ir glostų visus šuniukus ten. Ir visus įsivaikinu vaikus. Jo, ir tie šuniukai, aš nuperku maistą ir glostų. Jūs turit heitinti ją saitį, nes dabar už šitą aš turėsiu pagauti musę, nuplėšti, blėt, vieną šitą jai. Ne, kodėl, prikočia aš. Ką Tomašai nuplėšti? Vat wing. Sparną. Nu, supratau, blemo, Tomašai, fenomenas tikrai, nes labai keista, pavyzdžiui, paėmus Džiugas Širvys. Nu, tipo, kodėl, pavyzdžiui, irgi galim rašyti blogą komentarą apie Džiugą Širvį? Nu, ar kiltų mintis? Nekiltų, fainas bičas, kūrybiškas. Na, akivaizdžiai kilo. Nu, bet tipo keista, nu, jeigu jau Džiugas Širvys gauna blogų komentarų, nu, tai tada... Nežinau. Ne, bet visą laiką projokę internete tai būna miela, tu pamatai, kad tau, jau žmogus žilais plaukais rašo, šitas išsigimėlis ir toks, nu, baig, dėti, nu, baig, senelį, ką tai čia, blėt. Kas buvo šiandien autobusas vėlau pusę valandos? Ir iš kartais bandau žinoti savo senelius, kur sėdė Elgis namuose ir tiesiog rašo mano draugeliam, piderastas. Žinai ką aš įsivaizdavau? Labai juokinga veikla senatvė. Aš dabar įsivaizdavau vakare kažkur prie laužo 2 suaugusius dėdus po 5 metų, kurie sėdi, rūko cigariuką ir vienas kitam sako, ką šiandien nuveikė ir kitas toks, jie saitį nahu pasimčiau. Ir antras sako, kas tas Jasai? Ta Bibi žino, išmetė Facebook'e. O mes pažiūrėkime, kaip sekėsi su heiteriu kovot Mindaugui Laskovui. Opa. Gerai, Deividas rašo man. Žiauriai lievas komikas, tikrai. Daug paskambinam, Deividai. Labą dieną, su Deividu kalbam. Labas, taip. Kaip laikotės, Deividai? Gerai. Gerai, ką veikit šiuo metu? Darbuojuosi. Ir kaip darbai? Gerai, kodėl man Kadų Comedy klubas skambina? Deividai, žiūrėkit, jums greitai paaiškinti, o kodėl jūs turit Kadų Comedy klubo numerį? Man pirmas klausimas tada jums toks. Aš nežinau, tai turbūt jūs kažkur įsivedė esat Kadų Comedy klubo numerį ir rodo tiesiog telefoną. A ne, jums rodo, kad Kadų Comedy klubas skambina? Jo, man nerodo numerį, man iš karto rašo Kadų Comedy klubo. Šiaip fanas esat komedijos? Žinoma, kas jūsų mėgstamiausias komikas? Daug gerų komikų pas mus Lietuvoje. O kas prašiausias yra? Laskovas. Laskovas, kodėl? Tai paaiškinkit, prašau, kodėl Laskovas prašiausias? Nu šiaip, o tai ką, Laskovas gal skambina? Ne Laskovas, bet kodėl Laskovas prašiausias? Paaiškinkit, prašau, nublemą truputėlį situaciją, apšvieskit, nes aš pysiu į snukį Laskovai. Laskovas prašiausias turi prastą baigę apie vaikus. Jaunas yra, nesupranta šeimos vertybių. O tai jūs turit vaikų pats? Turiu 3. 3 turit. Ir visus čia vaikinius vyrus laikau be kiaušiai. Tai kur jūsų kiaušiai, aš nesuprantu, ko jūs vaikų nedarot? Bijot kažko? Aš atleisiu jį. Žinokit, Deividai, jūs man papasakot, aš atleisiu jį iš darbo. Man net iš balso panašus į Laskovą. A ne? Gerai, Deividai. Čia aš esu iš tikro. Žiūrėkit, Deividai, kodėl aš jums skambinu. Labai atsiprašau, kad paminiau visų pirma jūsų šeimos vertybės. Atsiprašau, kad trukdau dieną, blemba. Jūs parašėt žiauriai lievas komikas, tikrai. Aš sutinku, kad aš nesu pats geriausias. Ir norėčiau, kad gal ištrintumėte tą komentarą, jeigu galima, nes aš pavargau verkti jau. Gerai, Mindaugai, žiūrėk, man tikrai nėra sunku. Jeigu tau taip širdutės skauda, man tikrai nėra sunku ištirti tą komentarą. Ačiū jums, Deividai, labai. Aš tikrai būsiu jums labai dėkingas. O sakykit, Deividai, iš kokio jūs miesto esat? Aš Šiaulių. Šiaulių. Ką veiksit kovo 7 dieną? Būsiu Lietuvoje. O jūs gal norit kovo 7 dieną atvažiuoti Vilnių į renginį komisiją? Aš jums atsiųsčiau porą kvietimų. Gal ar noriu, reikia pasitarti su žmona. Aš tu noriu, kodėl ne? Parašykit man į Instagramą ir aš tada atsiųsiu jums bilietus, gerai? Gerai,
tikrai galim sutarti, jeigu toks dylas. Davai. Toks dylas. Davai. Tai taip ir sutarkim tada. Ką aš žinau, maladės, tas Deividas gal ir teisus buvo vis dėlto. Atrodo, kad čiuvakas supranta, apie ką kalba. Blemba, jau čia susidraugausim. Jeigu, Deividai, esi dabar šitam renginy, kuriame mes sėdim, prieik prie manęs po to, prisigersim, karočią. Išsakysim, kad gerbėm vienas kitą, susitaikysim ir nebejokausi daugiau apie vaikus tada, aš ką žinau. Gerai, dabar įsiša tyliai. Deividai, esi renginį? Ne, Deivido, aš jam rašiau prieš patį renginį. Jis 3 vaikus turi, ką jis. Bet kaip norėčiau dabar, Deividas sėsi ten kažkur, Deividai esi ir Mindaugui jis šaukia, vis tiek tu leviausios. Jo, atėjau ir įsitikinau dar kartą. Bet ant kiek bičias paėmas, vyrai, tai kur jūs kiaušai? Kol jūs vaikų nedarot? Įsivaizduoju, dabar atveda 3 vaikus ir čia pakartokiam savo bairį. Pakartok. Bet, blem, kiek skambino, tai visi šiaip adekvatus, faini, prikolini žmonės gavo. Tikrai, tai reiškia yra. Tas internetas pasirodo pykdo mus be reikalo visus. Jo. Blem, Deivis maldės, šiaip aš norėčiau pakviesti į komisiją kaip dalyvę. Aš iš balso girdžiu, kad jisai... Kažką turi. Aš manau, jisai tikrai žiūri, tai linkėjimai Deividai. Ačiū tau, kad esi. Plojimai Deividui, jo. Ačiū šiaip, kad gimdai tos vaikus. Tai šiaip, manau, visai kietai skamba, jeigu turi 3 vaikus, gyveni Šiauliuose, kitas paklausė, ką veisi kovo 7 dieną, kai būsiu Lietuvoje. Kas tu kur, esi Mr. Worldwide, kad tu čia, tipo, kur tu, tai tu būdi dažniausiai kur, blė, tipo, pasaulio žmogus esi. Latvijai. Būsiu Lietuvoje. Ok. Ko jūs tų vaikų neauginat? Aš tai išliekęs Lietuvoje, nesu dabar. Oi. Na ką, traukiam telefonus, skanuojam QR kodą ir nubalsuojam, kieno buvo geriausias pokalbis su heiteriu. Šiaip bus sunku nuspręsti. Visi realiai buvo geri pokalbiai, tikrai. Bet Mindė, tavo čia... O jūs netikrinat ar ištrynė komentarus? Dovis sakė, kad ne. Nė vieno? Aš žiūrėjau, man ištrynė. Nes man tai parašė tas dėdė, į Facebooką parašė ir parašė, kad labą dieną ištryniau. Ar ant kad užsirašinėjai tenais? Taškus. Ne, man primena, kur būdavo problema, žinai, iš visų apylinkių duomenys atėjo jau. Ir va, tas toksai taip seniau ir skaičiau. Zenonas Vaigauskas. Jo. Bet žinai, kai Arensas taip ir Arensas šiaip ir atrodytų, kaip jam tik irgi vardas Zenonas Vaigauskas. Atėjo duomenys iš visų. Iš Šutų kaimo Zenonas atėjo. Žinai, kaip Arensas atrodo, lyg jis grįžtų namo pa žmoną ir jis pasakytų, žinai, kad man šiandien siūlė kyšį. Nepaėmiau. Jis tokio vaipo yra. Dar tai ką man šiandien siūlė, ką? Nulaižyti barbekių padažą, nupirkti. Nulaižiau labai. Tu tikiuosi, tu nelaižiai iki krumplių. Bet kyšio neėmiau. Aš netoks. Netgi panagė švarės paliko malonės. Na ką, šitų apygardos balsais atkeliavo. Zenonas Vaitkauskas jos pristato ir paskutinėje vietoje su praščiausiu pokalbiu ir 1 tašką gauna Evaldas Jasaitis. Nepasisekė. 4 vieta ir 2 taškai Džiugas Širvės. Maldė žmonės išmoko neplot už paskutinę vietą. Realiai, šaunuoliai. Ir nėra ko, nahui. Rimtai, už 4 biškį mažiau ir po biškį keliam plojimus. Labai važiuojam toliau, super. 3 vieta ir 3 taškai Slavka. Ir geriausias pokalbis tai Mindaugo Vaskovo. O dabar jau suskaičiavus mažuosius balsus, einame prie tų visų bendrųjų didžiųjų ir išsiaiškinam, kas laimėjo šios dienos mūsų prizą Gym Pliuso metinį abonementą. Taip, paskutinėje... Kas? Ką aš... Tu laimėjai, ką? 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 Ką padovano? O kiek tu laiko sėdėjai ir tokia paklausai? Pripistus tu esi? Paklausiu aš paliubau. Hebra, gal sėdi draugė šalia. Nu, blėt, Daiva, susimesim. Paklausiu, blėt. Duokit nemokam narystę. Mes nenufilmavom, jinai irgi dalyvavo. Padarom iš naujo, dabar pradžiai aptarsim Dubajų. O ne, tai gal jinai tiesiog telefonų šneka dabar su kažkuo. Kaip? Duokit jai abonementą, nahui, nes čia nebaigsim iki vakaro. Duokit jai abonementą, duokit. 3 metų abonementą Gym Pliuse, bet laisvės išeiti į laisvę tiesiog. Iki gyvos galvos Gym Pliuse. Ne, aš darau taip, aš duodu tau Tomašą, jūs eikit ir svaikit dviese ten savo ir kalbėkite. Aš biški normalesnis, sorry.
Nu gerai, čia prisijuokėm, dabar galim išsiaiškinti, kas... Ne, palaukiam. Markai, tylėk. Sakyk, kaip sakai? Asta laukia. Čia Opelis. Laukęs jau. Asta laukia? Opelis laukia, tu gali su laidais prikurtą Astra Opelį. O kas šalia sėdit, jūs matot, jinai tipo pilno proto? Kebra, patikrinkit, ar nesipurto žmogus. Ble, iš balso atrodo, kad geria antrą savaitę jau. Nu, taip, nemažau. Čia žinai, kur tas sako, Asta, neimk, ble, trečiojo perol špricą. O kas man bus? Aš suaugusiem. Kur Asta, pachmas daromos su alumnės, su 07 dėktinės. Žinai, kur... Gerai, tai... Čia žinai, kai čia tai prasidėjo, kai Asta šovė Asta Zeniką. Va, tai, nu, gerai. Все, давай. Aš sakau, Tomaras yra fenomenas, nes pas jį kuo levesnis bairis, tuo geresnis. Ta prasme, jis vienintelis komikas, kuris yra bulletproof. Tipo, jis gali bombinti ir veikia. Tipo, žinai, aš žiauriai pavydžiu. Tipo, čia, ta prasme, sekantį kartą tai bombinsiu, tu sakysi, o mane bandys prikelt nuo galvos nuo šito. Все, давай. Ble, dabar ne tik, kad gero bairio nepasako, dabar neduot sakinių nebeužbaigė. Jau iš vis baisu yra palikę. Gerai, keliaujam prie balsų. Smagiai leidžiam laiką, bet einam į pabaigą. Vakaras baigėsi, aš noriu namo. Taigi, 5 vietoje su 11 taškų liko Slavka. Papuojame. 14 taškų ir 4 vieta. Evaldas Jasaitis. Ketvirtą kartą dalyvauju. O, jop. Nesu laimės. 4 kartą ir 4 vieta. Ja. 5 kartą, kai vyks komisija ir aš turiu dalyvauti, aš jau iš ten rėksiu. O mano bandėme. Čia likimas aiškus. 3 vietoje su 16 taškų liko Tomas Rinkevič. Ir 1 vietą tarp antros skiria tik tais 1 taškas. Ir su 19 taškų, taip 19 taškų, 1 vieta. Džiugas Širvys! Nežinau, kodėl taip darome. Pirmą kartą šią renginį. Atrodo, kad 300 žmonių užsihaipinė, kad į kačelkę Džiugas eis. Dabar man reikės eiti. Gerai, Džiugo, esi ėjęs į salę ilgiau negu mėnesį. Esu ėjęs 2 mėnesius. Esi ėjęs 2 mėnesius? Pas konkurentą. Čia 10 mėnesių O, ne! Ne! Gym Plus. Liuks. Ir šiandien buvo labai liuks vakaras. Ačiū visiems, kad buvote čia, labai puikiai praleidome laiką. Jeigu jūs taip pat norite praleisti puikiai laiką gyvai su mumis K2 Comedy klube, atvykite čia į filmavimus, pirkite bilietus. Čia būna daug smagiau negu YouTube, nes čia priprikolinam ir po to iškerpam per žiaurius bairius. Tai čia apsimoka atvaryti ir nusipirkti bilietą. Mus galite pamatyti arba čia, arba Gym Pliuse. Tai rinkitės, kur perkat bilietą. Dar keli dalykai, komentuokit, laikinkit. Lenkas grįž galbūt, kada nors, nežinau, žiūrėsim. Ačiū Gym Plius ir susimatom kitą. Publika, jums pamazituojam.